Pagal Wikipediją mūsų mylimas pagrindinis veikėjas paleido savo kulką į galvą, nes nebenorėjo klausytis savo žmonos skundų, kaip jis nepadarė to ar ano. Žinoma, pagal kai kurių šio žaidimo gerbėjų teorijas, pagrindinį veikėją nušovė pati žmona, už tai, jog jis pamiršo parnešti kažką iš parduotuvės. Kad ir kokia tiesa bebūtų, faktas yra vienas. Postal Dude patyrė nemenką smegenų traumą, nes šūvį į galvą vis dėlto išgyventų ne kiekvienas. Bet kokiu atveju svarbiausias dalykas yra tas, jog šis visų taip pamėgto žaidimo veikėjas išliko gyvas ir dabar mes kaip žaidėjai galėsime pamatyti, kokie nuotykiai mūsų laukia toliau. Kaip buvo galima išgirsti, Postal Dude ką tik pavadino jį gydantį daktarą Mengelę. Šis žaidimas kupinas įvairių faktų bei užslėptų juodo humoro prikolų. Ir šį kartą į vieną tokių prikolų buvo įtrauktas vienas baisiausių žmonių pasaulio istorijoje. Tiesą sakant, džiugu, jog šio žaidimo kūrėjai užslėptai numeta minimalias užuominas apie kažką, apie ką pasidomėjus mes galime tapti labiau išprususiais žmonėmis. Žodžiu, jeigu jums gyvenime trūksta žiaurumo ar siaubo istorijų, galite pasidomėti Josephu Mengele, kuris buvo vokiečių pareigūnas ir gydytojas dirbęs Aušvico koncentracijos stovykloje. Žinau, kad ne visi mėgsta mokytis, tačiau nenori, net kompiuteriniai žaidimai kartais gali priversti pasidomėti istoriją. Ir apie šį daktarėlį iš savo istorijos mokytojos tikrai nesužinosite, nes mokyklose tai skaitytųsi pernelyg žiauru. Anyways, užteks sausų faktų, tad grįžkime prie paties žaidimo. Atsipeikėjus ligoninėje, pagrindinis veikėjas neturi nei cento kišenėje ir vienintelis turtas tai yra keli atvirukai su ne itin pozityviais palinkėjimais. Kažkokiu būdu reikia užsidirbti pinigų, o to būdo aš neminėsiu, nes tai yra tiesus kelias į nuodėmę. Hi there. Listen carefully. Find the room marked sample drop. Inside you will find a container and some visual aids. If you don't know what to do after that, I can't help you. You can pick up your payment at the reception desk on your way out. Thank you, and please try not to soil the visual aids. Hot dog. Paid for something I'd do for free. Kaip matėte, itin draugiška seselė ką tik pasakė, ką reikės padaryti. Gaila, kad žaidimas neturi pasirinkimų galimybės. Pavyzdžiui, vietoje šios nešventos veiklos galėtume susirasti darbą už minimalų atlyginimą, gyvenant konteineryje, tačiau bent jau išlaikant kūną šventą. Damn, this is gonna take a while. Hope that hidden camera caught all that. I'm pretty sure that was some kind of record. Guess I'm gonna have to head down to the lobby and pick up my hard-earned cash. Kaip matėte, katės išprotėjo ir pradėjo žudyti gydytojus, tačiau tai nebūtų Postal žaidimas, jei nenutiktų kas nors netikėto ar baisaus. Ką tik matėte, kaip ekranas nušvito ir žaidimo spalvos pasikeitė. Prasideda baisiausias vaikystės košmaras. Pavartosiu žargoną ir kalbėsiu tiesiai šviesiai. Mums lomkės. Jeigu prisimenate, per patį Postal žaidimą nužudėme įžymybę, atvykusią į savo knygos pristatymą – Gary Colemaną. Šiuose lomkių ir haliucinacijų epizoduose bus daugybė Gario klonų, kurie panašu, jog mėgins atkeršyti. Pats The Apocalypse Weekend žaidimas yra Postal 2 papildymas, į kurį įtrauktas savaitgalis, tai yra šeštadienis ir sekmadienis. Deja, kad ir kaip man patiktų Postal žaidimų serija, pats The Apocalypse Weekend daugiausiai susideda iš to, jog beveik visi norės ir mėgins mane nužudyti. Ir tai viskas. Jokios gilesnės istorijos žaidime nerasime. Nors vienintelis ir keisčiausias dalykas, kuris mane persiekė net košmaruose iki šių dienų, yra tas, jog katės šiame žaidime yra kažkokios nesveikos. Lyg akmuo nuo širdies nusirideno, nes haliucinacijų epizodas baigėsi. Galėjau ramiai savo pasivaikščioti po ligoninę, apsilankyti sanitarinėme mazge ir netgi nugvelbti šiek tiek maisto. Deja, priešingai nei Lidle, šie kepiniai priminė mano sesers gaminamą maistą, sudegintą ir nuodingą. Kalbant apie nuodus, ligoninėje radau visiems gerai žinomą aparatą, kuris mums sugeneravo magiškuosius vaistus penktadienį. Kalbant atvirai, tai nelabai noriu užsibūti čia per ilgai. Todėl tęsiu išėjimo paieškas. Lyg perkūnas iš giedro dangaus eilinį kartą prasidėjo haliucinacijų epizodas ir jaučiu, kad niekas šį savaitgalį geruoju nesibaigs. Štai iš pragaro gelmių atsirado dar vienas Gario Colemano klonas. Kaip tai įmanoma? Neįmanoma. Tai tik žaidimas. Ir elementari logika čia nėra būdinga. Įsivaizduokite save tokioje situacijoje. Prieš 10 minučių atsipeikėjote ligoninės lovoje, gydytojas jums pasakė, kad išgyvenote šūvį į galvą, demoniškos besisukančios katės gali nupjauti jums kojas ir dabar lakstote tos pačios ligoninės palangėmis, kol matote neaiškius haliucinacinius vaizdus, kurie, kaip bebūtų keista, gali jūs nužudyti.
O štai ir pati mieliausia šio žaidimo detalė – katino pėdučių pėdsakai. Nors ir kruvini, tačiau vis vien tai labai miela ir šiurpu. Apskritai nežinau, ar normalus žmogus norėtų tokiu drastišku būdu bėgti iš ligoninės, tačiau manau, jog seniai visi supratome, kad Postal Dude nėra normalus žmogus. Nors jis pasižymė itin geležiniais nervais, kurių pavydėti galėtume kiekvienas. Šiek tiek pakalbėsiu apie šio žaidimo kates. Čia jums ne Garfieldas su Lidle pirkta lazanija. Šios katės greičiausiai yra paties šėtono siųstos. Another psychotic episode coming up. Štai dar vienas psichozinis epizodas, kurio metu mane užpuolė ne tik besisukančios katės, bet ir Gario Colemano klonas su šiurpios karvės galva. Nors tiesą sakant, turiu įtarimų, jog toji karvė buvo labai žymi aktorė bei modelis savo laiku, nes kaip tokios karvutės nedėtum ant Milkos reklamų. Pasigrožėkite šiuo dizainu. Šokolado pardavimai tikrai išauktų trigubai, jeigu tik būtų uždėtas būtent šios karvutės atvaizdas. Visur tik sprogimai, haliucinacijos ir tikras chaosas. Šis žaidimas tikrai puikiai pavaizduoja, kaip studentai jaučiasi egzaminų sesijos metu. Taigi, pasinaudosiu progą ir kreipsiuosi į brangius Lietuvos studentčiokus. Ar egzaminų metu jūs slegia tokia nuolatinė įtampa, suglumimas bei gilūs vidiniai apmąstymai, kad net pradedate abejoti, ar teisingai pasirinkote studijų kryptį? Ar kuo daugiau apie tai galvojate, tuo blogiau darosi? Jei atsakymas taip, sveikinu. Jūs esate tikras studentas. Kaip galite pastebėti, prieš pat pabėgant iš ligoninės turiu kažkokiu būdu sutvarkyti automatinės duris, kurios veda laukan. Apskritai, kiekvienas žmogus, kuriam teko susidurti su elektros instaliacija ir bet kokiu kitu elektros įtaisu žino, žirklių metimas į elektros skydinę yra geriausias būdas viską sutvarkyti. Būsiu su jumis visiškai atviras. Sugaišau tiek laiko, kad pabėgčiau iš ligoninės ir tai mane labai supykdė. Tačiau yra vienas dalykas. Matote, perkvieskite daktarą laidą, girdėjau, jog jūs mus išjausti yra sveika. Taigi, savo susikaupusias negatyvias emocijas nusprendžiau išlieti ne pačiu sveikiausiu būdu aplinkiniams. Nupjoviau kelias galvas, apkapojau keletą gatvėje esančių praeivių, kol taip fiziškai išsikroviau, kad pagaliau išalkau ir užsukau į vietinį restoraną. Žmogaus sveikata susideda ne tik iš fizinės, bet ir emocinės sveikatos. Kadangi savo emocijomis pasirūpinau, buvo laikas pasirūpinti savo alkio jausmu. Iš pirmo karto nenupjovus žmogui galvos pasijutau gan pažemintas, tad sukapojau jį, nes tik taip galiu įrodyti savo, koks vyriškas esu. Hello and welcome. May I take your order, please? I think I need a drink before breakfast. I'm never shopping here again. Great. Ew, you might want to see a dermatologist about that, man. Just saying. Oh, I suppose you want some food now too? Jesus, where do you fucking people come from? I guess I'll have a number 2. Yeah, blah blah blah. Rat shit, poo balls. You want some motherfucking cheese on that shit nose? No cheese, thanks. I suppose you want to goddamn largify that too, don't you, stupid fuck, fuck, fuck! Oh, I get it. Your beef comes from England. I will eat your fucking brains! Oh shit, mad cow Tourette's zombies. Kaip seniau rusai mėgino šturmuoti televizijos bokštą, taip dabar gyvieji numirėliai pamėgino šturmuoti restoraną. Įrodyti aplinkiniams, kad esi kiečiausias savo rajone, nėra sunku. Te reikia pademonstruoti, koks agresyvus ir neprognozuojamas gali būti. I like your style. How'd you like to be the new municipal mad cow relocation engineer? Well, I am in between careers at the moment. Now pay close attention, son. We found that the most effective and entertaining way to dispatch a cow is with this here government-approved sledgehammer. Any questions? Bevykdant šerifo užduotį mane užpuolė. He's assaulting those poor cows. Somebody call Pamela Anderson. Get him! This one's for all the oppressed McNuggets! Nors žudyti gyvūnus man atrodo žiauru, bet tik ne žmonės. Done, son. You did so well, I'm promoting you to Chief Pigeon Relocation Engineer. Congratulations! Here's your rocket launcher.
Vietoje piniginio užmokesčio gavau ginklą. Manau, kad tokį vaizdą pamatysite tik Amerikoje. Anyways, man paskambino buvęs darbdavys, kuris aną savaitę mane atleido ir paprašė mažos paslaugėlės – įsilaužti gerai saugomą pastatą ir pavogti DVD. No problem, but how do I get inside? Vieno žmogaus teroristinės aukos užteko, kad galėčiau sukapoti visus esančius savo kelyje ir pasiekti tikslą. Manęs nesustabdė net haliucinacijos. Wow, my eyes. Nice plaid there, man. Jeez. Mr. Desi is on line 1. Hey, Vince sent me to pick up the Goldmaster. Gold what? Hey man, there's no Goldmaster here. There's not a Goldmaster within 100 miles. Vince is just crazy and insane. I never got any Goldmaster, and I'm definitely not running off copies, eh? Who said I was running off copies? Some damn liar. Vince never returns my calls. Mr. Desi is on line 2. I can't even get a call out of that guy, eh? Mr. Desi is still holding on line 1. Or a Goldmaster, which I do not have right here on my desk, nope. Šiandien tikrai sėkminga diena. Man teko garbė nužudyti patį poną Skrudžą Makdaką. Na gerai, visai čia ne Skrudžas Makdakas, tačiau šis ponas yra išpuikęs turtuolis, o šiuo atveju esu tikras Robinas Hoodas. Hey, Vince, mission accomplished. Good job, man. Come on over to the house. We're partying with the postal babes. Save a blonde for me. I'll be right over.